kalnas. Ir dabar mes su Vaidai stepėm kremu, visą blizgu ir pasportavau, abidvi pasportavom ir eisim dabar pusryčiauti. That's amazing. You're beautiful. You too. Thank you. Čia pat, ne? Ėjom peškom, sako, kur? Sako, į Varų Bubu? Sakom taip, sėskit. Tai mus abi pasisodino vieną vietinį ir atvežė. Mes jums rodėm ir gražėjomės tuo kalnu ir noriu jums tiesiog daugiau paskaityti apie jį. Jis yra vadinama, šitas vulkanas yra Agung. Palaukit. Taip, Agung. Ir, žodžiu, jis labai reguliuoja aplinkinį klimatą, ypatingai lietaus kritimą. Paskutinį kartą jis lava spjaudėsi ir įsiveržė su lava 1963 metais ir nusinešta nuo 1100 iki 1500 žmonių gyvybių, o 2007 metais vėlgi buvo toksai išgastis, nes jisai pradėjo dūmus leisti 700 metrų į viršų, buvo matyta nuotraukose, kaip leidžia Agungas dūmus ir buvo sustabdyta labai daug skrydžių ir panašiai. Tai va čia tiek yra siaubo iš tikrųjų iš tos gražios gamtos, va reikia būti atsargiem. Bet kas be ko, tai reikia tiesiog žiūrėti, grožėtis iš tolo ir nebandyti lipti į tą kalną. tą galiu pasakyti, arba nežinau, iš tikrųjų man labai įdomu, kaip prieš tuos įsiveržimus visus, kaip būna įspėjami žmonės, vis tiek mokslininkai turi dirbti ties tais ugnikalniais vulkanais ir turi žiūrėti, kada, kaip kas bus, turėtų žmonės įspėti. Šitas dalykas dar įdomu. Iš tikrųjų, va, sėdi, va, žiūri, pusryčiauji, žiūri į kalną ir taip užsimastai galvoja, aha, va čia va reikia pasidaryti research, reikia daugiau pasidomėti informacijos gauti. Žiūrėkit, paršiukai ant pavadėlių pririšti, o čia yra vietinė degalinė, tik tai dar nepapildyti bakai. Na ir po ilgos kelionės, po nutarkuoto užpakalio ant motorolerio per tuos kelius, Vaidai vargšiai kando kažkoks vabalas dar veidą, bet nieko neištino, tai tada reiškia neširčia. Atvykom į šitą oazę. Pasižiūrėkit, ta prasme. Labai liūdnas vienas dalykas, kurį aš jau pamačiau iš viršaus. Realiai tai bendroje visumoje vaizdas yra nerealus, bet kai tu įsižiūri, tai tu matai tiek šiukšlių vandenį. Aš matau realiai iš čia maišelius. Gaila. Ir šiandien dar šnekėjom su Vaida, aš sakau, kaip taip yra, kodėl čia žmonės taip teršia, kodėl taip nesirūpina tuo vandenynu. Ir paskui aš taip sakau, gal čia buvo taip tiesiog, kad jie neturėjo to plastiko, tiek daug tų šiukšlių, tokių atliekų, kurios neperdirbamos. Ir paskui, kai vakariečiai važiavo, galbūt prastėjo ten visą kitie, nežinau, pakuotės, pirkimai ir taip toliau, ir jie buvo įpratę gal tos bananus ar kažką mesti į vandenį. Ir tai yra organiška ir nieko blogo, bet jie va toliau meta ir plastiką. Nors iš tikrųjų gal ir to mokslo, to žinios apie taršą ir apie svarbą vandenynų ir žemės mažai jiems suteikiama. Nežinau kaip čia yra, bet, žodžiu, labai graži vieta, nuostabi vieta ir dar kartą neįsitikinau, aš jau visada žinau, bet tiesiog priminimas man, kokia yra nuostabi beprotiškai mūsų žemė. Vismėliai, pažiūrėkit, čia visur šiukšlės, o to ten toliau matosi šiukšlės ir čia
Nežinau, ar matosi per kamerą. Juostos, va štai tokios, matot čia. Šiukšlės. Čia pačiam paplūdimy. Čia visų šiukšlės. Va, gidas lipa iš medžio. Fotkino grupė iš viršaus. Susuom pailsėt vandens gurkštelt, nes užpakalytį nutarkuoti konkrečiai. Ir važiuojam toliau. Šiandien mes turim 4:30 keltą atgal. Vaidulė vargšė pavargus irgi visą rankas suspaudė. Man irgi rankas skauda bicepsą, visą skauda tricepsą. Nuo to tokio intensyvau, žinot, per tuos keliukus varai ir tenai įkalnė, nuokalnė. Tai jeigu stabdai visada, tai reikia rankas labai tempus laikyti. Oi, nu bet smagu. Dabar užėjom per visokius tokius kaimelius. Tai vėlgi dairome, žiūrim, viskas įdomu. Pastebėjom, tai kad čia maistas labai nedidelėm porcijom, tai mes pavalgom ir sakom, blemačkai, aš vis dar algana. Mes pavalgėm vienoje vietoje, timpai, kur matėt, ir dabar atvažiavome į kitą vietą ir čia bus tempė su tofu. Tai pasiėmiau kario tokio ir pasiėmėm pagaliau kokosų. Tai labai nekantrauju, todėl kad prieš tai neėmėm kokosų, nes mes turėjom savo šiaudelius, Earth to Bottles. Iš šitos kompanijos mes nebuvom pasiėmę. Tai sakom, kodėl nepasiėmėm, nes reikės tada paprastų šiaudelius naudoti. Tai neėmėm kokosų ir dabar atvažiavom ir pasiėmėm čia kokosų. Ir štai, savo dabar degustuosim. Na ką, vizitas mūsų Nusapentai jau baigėsi ir dabar plaukiam atgal į Balį ir šį vakarą turime nusigauti į Ubud. Turbūt jau bus sutėmę, kai mes ten nuvyksim. Na, nei mes žinom, ką mes ten darysim, nei jūs dar kol kas žinom. Tai žiūrėkime. Atvykom į Ubud, tai parodysiu to jaus, kokioje vietoje šią naktį miegosim. Ir dar kitą naktį, tai liekam čia 2 naktis.